kuo mažiau žmonių, tuo bus efektyviau, jeigu dirbs už juos kažkokia tai įranga ar įrankiai. Ne, efektyvinimas nereiškia darbuotojų mažinimo. Efektyvinimas dažniausiai reiškia, kad tie patys žmonės, kurie dirba ūkyje, dirba našiau, lengviau, kokybiškiau, su mažiau chaoso, turi aiškią struktūrą ir sukuria dar didesnę pridėtinę vertę ūkiui. Labai dažnai problema ūkyje yra ne darbuotojų kiekis, o problema yra jų darbo organizavimas, kas ką daro, kada daro, kaip daro. Daug laiko yra iššvaistoma dėl netvarkos, dėl dubliuojamų, prastai sudėliotų procesų. Modernizacija dažnai leidžia išsaugoti darbuotojus, sumažinti jų perdegimą, klaidas. Nes kai aiškiai sudėlioti, struktūrizuoti darbo procesai, tada paprasčiau ir lengviau atlikti darbą kiekvienam.